Prieš 25 metus lietuviai, latviai ir estai išėjo į Baltijos kelią. O šiandien renginiai po 25 metų prasideda prie Pasvalio krašto muziejaus. Dviratininkai iškeliaus Baltijos keliu per Pasvalio rajono teritoriją aplankydami istorinės vietas. Ir manau, kad žmonės juos lygiai taip pat, kaip prieš 25 metus pasvaliečiai kitų rajonų žmonės sutiks mojuodami, džiaugdamiesi, kad mes vieningi, mes Lietuva. Kas dalyvavo prieš 25 metus Baltijos kelyje, turbūt negali užmiršti to didelio mašinų gaudesio, paskui tos vienybės susikibus rankomis ir džiugu, kad šiandien Pasvalyje dviratininkai irgi savotiškai pamini šitą gražią datą, renginių Pasvalyje bus apstu ir tikiuosi, kad ta vienybė, kuri buvo prieš 25 metus, išliks dar daug metų. Šią akciją inicijavo Pasvalio krašto muziejus, prisidėdamas prie Baltijos kelio minėjimo. Na ir dviračių žygį jau reklamavom daug anksčiau, trejetą savaičių galbūt jau žmonės galėjo registruotis. Ir po truputį jau taip rinkosi kompanija, bet kaip taisyklė visada paskutiniam dienom pradeda aktyviai registruotis. Ir šiam rytui jau turėjau 35 žmonės, 35 pavardės, kurie žmonės buvo užsirašę į šitą žygį, bet praktika rodo, kad kiekvieną kartą tą rytą, kada prasideda žygis, atvažiuoja dar maždaug tiek pat. Tai gaunasi kažkur apie 50 žmonių plius minus. Mūsų maršrutas prasideda Pasvalyje, važiuojame pro Vytartų dvarą ir po to kairiuoju Mūšos krantu, pro Žilpamūšį, pro Grybkelis, pro Žadėkonius iki Saločių. Saločiuose trumpam, ilgesniam galbūt sustojimui ir mūsų taškas yra pasienio postas. Galutinis taškas, iš kurio mes paėdame atgal jau pagrindinė Via Baltikos magistrale. Na, kai kur nusukdami į šalutinį kelią ir atvažiuojame į Kryžių slėnį 6 valandai, kur vyks minėjimai Baltijos kelio 25 metų. Pravažiuotumėt, kad laimingai sugrįžtumėte, nes iš tikrųjų Pasvaly čia renginių bus daug, o 6 valandą lauksime jūsų Kryžių slėnyje. Na, o paskui vakare, jeigu kas nors turėsite jėgos ir noro ir prieš 9 būsite vėl toj pačioj vietoj, kur prie Baltijos kelio taške paskutiniam Lietuvoje ties Latvijos siena, ten bus minėjimas. Bet blogiausia atveju tai jūs nors nusifotografuokit prie pastatyto paminklo, kuris yra skirtas Baltijos keliui prie pakelės namų. Labai džiaugiamės iš tikrųjų minėdami 25-asias Baltijos kelio metinės. Iš tikrųjų tai didingas įvykis ne tik Lietuvai, Latvijai, Estijai, kada stovėjo 650 km žmonių grandinė. Ir čia mes pristatom fotografijų parodą kelių fotografų. Tai Kęstučio Svėrio, Vido Dulkės, Vaidoto Kuodžio ir Ilonos Ratkevičienės. Tokia smulkutė paroda, bet džiaugiamės, kad ją pavyko susiorganizuoti, įgyvendinti. Ypač esu dėkingas Kęstučiui Svėriui, kuris visą tą parodą ir sudarė ir padarė savo jėgom, savo lėšom. Ir mes galėjom žmonėm parodyti šiek tiek tos dienos įvykių, tos dienos užfiksuotų momentų. Džiugu, kad Europeano skaitmeninė biblioteka Europeaną pakvietė Baltijos ir buvusias rytų bloko šalis įamžinti istorinės pervartas, pakeitusias Europos ir pasaulio politinį veidą. Praėjusiais metais birželio pradžioje Varšuvoje startavęs naujasis Europeanos projektas Europeanas 1989 Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai nebuvo naujiena. Buvome įtraukti į Europeanos viešųjų bibliotekų tinklą ir pirmieji iš Lietuvos viešųjų bibliotekų ėmėmės atkurti Baltijos kelio grandinę ir sąjūdžio metų įvykius. Klausysimės UNESCO programos ir UNESCO komisijos atstovų minčių, kaip UNESCO programa globoja Baltijos kelio archyvą. Mielieji, daugelis iš mūsų stovėjome Baltijos kelyje prieš 25 metus. Kai kas organizavom, kai kas paprasčiausiai greta kaimyno laikėme už rankos.
Ir ar tuo metu galvojame, kad kuriame istoriją? Ar nešėme su savim fotoaparatus? Šiandien aš Facebook'e perskaičiau Rasos Juknevičienės žodžius, prisiminimus, kaip jinai Baltijos kely buvo, kaip paskutinę akimirką atsistojo čia prie Daujėnų sankryžos ir jinai gailisi, sako, fotoaparato neturėjau, nenufotografavau, nei savęs, nei savo nuotraukos turiu. Bet iš tikrųjų daugelis iš mūsų taip ir darėme, nes paprasčiausiai buvo kažkoks jausmas ir atrodė, kad tai, kas vyksta šiandien, mes tą visą laiką atsiminsime. Ir kad gal tai nėra taip labai svarbu tuo momentu. Tik paskui iš laiko perspektyvos atrodo, kad visa tai, kas vyko, buvo labai didinga. Ir kad tai buvo iš tikrųjų mūsų istorijos dalis. Ir dabar trupučiuką, kai pagalvoji, gal iš tikrųjų gaila, kodėl nenusifotografavau to, neužfiksavau to greta stovinčio. Kaip kažkada, kai važiavom į sausio 13-ąją, kodėl nepasidarėme sąrašų, kiek žmonių tada važiavo. Ir dabar bandome tik tai atkurti, kas yra, kas buvo, kas važiavo, kas greta tavęs sėdėjo. Iš tikrųjų, Baltijos kelias kiekvienam iš mūsų turbūt sukelia labai įvairius jausmus. Kelias kaip gyvenimo kelias, kaip kelias, į kurį išeiname. Ir aš džiaugiuosi, kad bibliotekos vykdo šį Europianus projektą ir kad tai, kas išlieka, tai, ką žmonės yra surinkę, ką gal saugoja ir neparodė viešumoj, kad tai dabar tampa prieinama daugelį. Linkiu konferencijai gero darbo, geros sėkmės ir nepamirškime vakare 6 valandą išeiti į Baltijos kelią, tam, kad vėl apie 7 susikabintume vienas su kitu už rankų, pajustume tą artumą tokį, koks jis buvo prieš 25 metus. Iš tikrųjų, prieš 25 metus mes visi stovėjom Baltijos kely. Ir aš lygiai taip pat, kaip sakė gerbiamas meras, fotoaparato su savim neturėjau tada. Bet aš turėjau šitą vėliavėlę. Ir labai džiaugiausi, kai po daugelio metų aš visiškai netyčia ją atradau pas save namuose. Ant kotelio užrašyta ta data ir parašyta Baltijos kelias. Grįžus iš Baltijos kelio, aš tą vėliavėlę užrašiau patelį ir pasidėjau tokioj vietoj, kad pastoviai ją matyčiau. Bet iš tikrųjų mes atsisukam į konkretų tašką tada, kai turbūt gyvenimo momentas tiesiog pritraukia prie tų buvusių įvykių. Labai esame dėkingi, kad Nacionalinės bibliotekos atstovams yra tokia proga sudalyvauti šioje konferencijoje. Ir mes šiandieną atvykome nemažas būrelis iš Nacionalinės bibliotekos. Kaip matote, mūsų bibliotekos stendas su mūsų vertybėm parašytom. Iš tikrųjų, šiais metais Nacionalinė biblioteka mini 95-metį. Tai mums šie metai yra kaip ir dviguba šventė. Trumpai labai apie Europos skaitmeninę biblioteką Europiano. Trumpai istorija. Gal jums teko girdėti apie tokį tinklą Google ir žinote turbūt, kad jie jau 2001-2002 metais labai pradėjo smarkiai skaitmeninti nacionalinėse bibliotekose esančius fondus, kolekcijas. Kaip žinom, Google yra Amerikos kompanija. Deja, tuo metu Europoje tokios iniciatyvos nebuvo. Mes turėjom, bibliotekos turėjo savo fondus, muziejai turėjo ir jie nebuvo taip viešai prieinami ir tų labiau skaitmeninami. Todėl reikėtų dėkoti turbūt prancūzams, kurie patys pirmieji iškėlė tokią mintį, kodėl nesukūrus Europoje tokios skaitmeninės bibliotekos, į kurią būtų galima sudėti ne tik bibliotekų skaitmeninius dokumentus, bet ir muziejų, ir archyvų, ir vaizdo archyvų ir taip toliau. Tai štai 2005 metais Europos valstybių vadovai kreipėsi Europos komisiją ir paragina kurti virtualią Europos skaitmeninę biblioteką. Ir tas viskas įvyko 2006 metais į naujai kūriamą portalą europeana.eu pradėtos dėti jau bibliotekų skaitmenintos kolekcijos. Po metų 2007 metais tas kolekcijas papildė muziejų ir archyvų dokumentai. Ir 2008 metais jau buvo 3 milijonai dokumentų, o šiandien dienai Europiana turi virš 32 milijonų skaitmenintų objektų. Kampanijos Europiana 1989 koordinatorė Lietuvoje, Birutė Pečiulevičiūtė, ji papasakos, kaip buvo tiesiamas Baltijos kelias šioje skaitmeninėje bibliotekoje. Kadangi pačią Europianą samdau pristatė, aš norėčiau porą žodžių pristatyti
kampanijos partneriai History Pin, kuri sukūrė originalią platformą šitam projektui. History Pin prasidėjo nuo nedidelės viešosios, kaip mes vadinam, įstaigos arba nepelno organizacijos Anglijoje su labai iškalbingu pavadinimu We are what we do. Mes esame tai, ką mes darome. Ir iš tikrųjų visiškai nedidelė žmonių kompanijos veikla pasidarė labai plačiai matom ir per keletą metų jie išsiplėtė, netgi turėdami atstovybės daug kur Europoje ir dabar net ir Amerikoje. O principas šito History Pino buvo tai, kad buvo sukurta platforma, kuri leido žmonėms dalintis pačia įvairiausia istorinė, kultūrinė medžiaga, bet pakankamai originaliam pavidale. Tai yra platforma sukurta Google Map principų ir dokumentai bei prisiminimai, kurie ten talpinami, jie yra susijęmi tiek su tam tikrų geografinių, tiek su tam tikrų laiko taškų. Ir todėl labai yra patogu tiems, kas nori susirinkti medžiagą apie tam tikrą vietą ar apie tam tikrą istorinį laikotarpį, kad tenai yra paieška tiek pagal laiką, tiek pagal vietovės. Iš karto užbėgdama už akių pasakysiu, kad vykdydami šitą kampaniją mums pavyko pritraukti ir daugiau medžiagos, ne vien tik tai Baltijos kelio, ir buvo renkami prisiminimai apie visą istorinį foną, kuris leido atsitikti šitai didžiai reikšmingai mūsų Baltijos kelio akcijai. Todėl tos prisiminimus buvo galima prisekti jau ne tik tai prie paties Baltijos kelio, bet, sakysim, ir prie Lietuvos žemėlapio, prie Latvijos, prie Estijos žemėlapio, toje vietoje, kur vyko ir kiti įvykiai, kur veikė kiti žmonės ir gyveno kiti žmonės, sukūrė prielaidas šitai mūsų didžiai akcijai. Dabar mes turime vieną pranešimą, kurio autorės yra dvi. Tai yra Jolita Štepanaitienė, Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių formavimo ir plėtros centro direktorė. Taip pat ji yra UNESCO programos Pasaulio atmintis nacionalinio komiteto pirmininkė. Ir antroji autorė Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos komunikacijos ir informacijos programos koordinatorė. Kalbėsiu apie pačią programą, kalbėsiu apie du garsius registrus, į kurius yra įrašoma vertingiausia pasaulio dokumentinio paveldo objektai. Na ir šiek tiek, kaip ir tokią dieną tikriausiai priklauso, kiekvieno mūsų refleksijos ir kiekvieno mūsų prisilietimas prie to yra kiekvienam labai svarbus ir asmeniškas. Šios programos krikštamotė yra Lietuva. Jinai įsteigta UNESCO 1992 metais. Ir šita idėja tiesiog gimė buvusiai ambasadoriai tada Lietuvos prie UNESCO, tai Ugniai Karvelis. Tuo metu UNESCO dirbusiam vienam iš patarėjų informacijai ir komunikacijai Henrikui Juškevičiui, na ir tuometiniam Lietuvos, kiek atsimenu, tai buvo švietimo ir kultūros ministrui Dariui Kuoliui. Pats šios programos svarbiausias tikslas, kaip matote, tai yra būtent skleisti žinią apie valstybiniuose archyvuose, privačiose kolekcijose, muziejuose saugomus dokumentus ir taip labai romantiškai parašyta, neleisti šiam paveldui nugrimzti užmarštin. Prieš tai minėjau. Šiandien akcentuodami tai, kad Baltijos kelias svarbus ne tik kaip geografinis objektas, bet kaip mūsų atmintyje likęs vertybių simbolis, kviečiame iki spalio mėnesio pabaigos svetainėje dalintis prisiminimais, taip pat nuotraukomis, galbūt ne tik savo pačių, bet ir artimųjų bičiulių pasakojimais apie 89 metus. Ir kviečiami tenai pasidalinti savo pasakojimais tie, kurie norėjo, bet negalėjo atvykti į Baltijos kelią. Netgi tie, kurie nepritarė tai akcijai, galėtų išdėstyti savo argumentus, savo požiūrį, kuris galbūt keitėsi per 25 metus. Taip pat ir tie, kurie nėra Baltijos šalių gyventojai, jie puikiai gali papasakoti anglų kalbą arba kitą kalbą svetainėje apie, bet jaučiasi galbūt esą susiję su tuo metu įvykiais. Patys įdomiausi 25 pasakojimai bus atrinkti ir publikuojami jubiliejiniame leidinyje metų pabaigoje. 2012 metų
spalio mėnesį kolegė mūsų darbuotoja Jūratė Genytė dalyvavo Ispanijoje Burgose mieste vykusioje konferencijoje Viešosios bibliotekos individuali atmintis, bendras paveldas. Mūsų biblioteka tuomet ir buvo įtraukta ir dar rengiama naujai Europeanos projektą ir Pasvaliui teko užduotis dokumentuoti būtent sąjūdžio laikotarpį. Ir kartu su Kauno viešąja ir Utenos miškinių viešosiomis bibliotekomis mes pirmosios išbandėme šitą naująjį projektą. Į specialiai sukurtą svetainę buvo keliamos istorijos, su jomis susiję dokumentai, jungiamasi prie Europeanos atskirų objektų. Atliktas skaitmeninių istorijų platformos testas leido projekto kūrėjams išsiaiškinti technologinės ir kitas problemas. Aišku, iš vienos pusės išbandėme, bet iš kitos pusės taip išėjo, kad tapome savamoksliais. Žinia apie Varšuvoje startavusią projektą, aišku, sutikome nekantriai išdžiugiai. Iš vienos pusės atsivėrė vartai realiai prisidėti prie projekto, akivaizdžiai susipažinti su skaitmeninėmis naujovėmis, virtualioje erdvėje tiesiog mokytis. Iš kitos pusės suvokime. 1989 rugpjūčio 23 pasaulis išgirdo ir pamatė rankų susikabinimu patvirtintą Lietuvos, Latvijos, Estijos laisvės siekį. Dabar skaitmeninis Europeanos milžinas pakvietė Baltijos ir buvusias Rytų bloko šalis įamžinti istorinės pervartas, sugriovusią sovietinę imperiją ir geležinę uždangą. Lig šiol dar tebesvarstome, kas yra Europos atmintis, prakeiksmas ar palaiminimas. Manau, šiandien po visų puikių pranešimų ir po akivaizdžiai matant Europeanos 1989 projektą, jau galima sakyti, kad palaiminimas paprastiems žmonėms suteikta galimybė kūrusiems anuomet istoriją, suteikta galimybė įamžinti tą istoriją, įamžinti turimus asmeniniuose archyvuose liudijimus. Dievulis šiandien labai jau mus laisto. Verkia dangus, bet aukuras turi užsidegti, taip sako šauliai. Į Baltijos kelią nešėme juodus kaspinus ir žvakutes. Jeigu nebūtų galimybės susikibti rankomis, būtume ištiesę juodus kaspinus, uždegę žvakutes tiems, kurie žuvo už laisvę, kurie nesulaukė tos dienos, negalėjo ateiti ir atsistoti į Baltijos kelią. Esame kryžių slėnyje. Kaip visada, taip ir šiandien mes savo paminėjimą, tą šventą minėjimą pradėsime malda. Todėl kviečiu Pasvalio dekaną, kunigą Joną Tamošiūną, mūsų bendrai maldai invokacijai. Kaip ir šiandien, prieš 25 metus, 1989 metais, nuo Vilniaus iš Lietuvos, per Rygą Latvijoje, iki Estijos Talino, 650 km atkarpoje
susikibę rankomis į nenutrūkstamą grandinę, šių valstybių piliečiai sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybės, taip simboliškai atskirdami Baltijos šalis nuo Sovietų sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais. Vienybės ženklant padavė vienas kitam rankas, degdami bendrą pilietiškumo dvasia, liepsnuodami meilę savo šaliai, sutrokštančiais gyventi laisvoje valstybėje, subrandinome laisvės vaisius, leidžiančius šiandien gyventi laisviems laisvoje Lietuvoje, krašte, kuriame gera gyventi. Kvėpuodami laisvės orų, girdime ir matome, kad kokia yra trapi nepriklausomybė. Imperinės ambicijos, bandymas savo valią primesti kitaip mąstantiems, grasina tautų laisvei ir apsisprendimo teisei. Šiandieniniai įvykiai Ukrainoje mums byloja, kad norėdami išsaugoti savo laisvę turime būti budrūs ir pilietiškai susipratę, ištiesdami pagalbos ranką sunkumuose esantiems, palydėdami nuoširdžią maldą ne tik tėvynainius, bet ir siekiančius apginti savo valstybę, savo žemių vientisumą. Tad visi drauge kelkime mintis ir širdis į taikos kunigaikštį melsdami. Padėk Viešpatie, kad tavimi pasitikėdami nugalėtume visus pavojus ir sunkumus ir atnašautume nuoširdžią auką tėvynei. Padėk mums kasdienės pareigos šaukime girdėti tavo balso aidą. Padėk mums būti visiems mūsų valstybės piliečiams ištikimybės tavo įsakymams ir tavo bažnyčiai pavyzdžiui. Tegul santarvė pasipuošusi mūsų Lietuva bus gerbiama ir vertinama pasaulyje. Oi, neverko tušėlė, kad jaunas sūnus, eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs taip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės, kad pavirtęs taip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Leiskite jūs pasveikinti Baltijos kelyje. Mano rankose trispalvė. Panašias vėliavas mes turėjome ir tada prieš 25 metus, stovėdami čia visai netoliese. Kažkas galbūt čia, kažkas prie Pumpėnų, kažkas prie Pasvalio ribos ar Saločiuose. Ne tai turbūt svarbiausia. Svarbiausia, kad tą jausmą išsaugojome. Šiandien bibliotekoje įvyko konferencija. Kalbėjome apie tai, apie užfiksuotus kadrus, apie tai, kaip žmonės galėtų dokumentuoti Baltijos kelią. Bet daugumas juk mūsų neturi nuotraukų iš tų laikų, todėl kad tada tai nerūpėjo. Svarbiausia buvo surasti žmogų esantį greta tavęs, pajusti kažkieno tai ranką, pajusti, kad stovi čia, nuo Vilniaus iki Talino, kad stovi už Lietuvą, už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Džiaugiuosi šiandien jūs visus čia matydamas Rasą Juknevičienę, su kuria mes tada važinėjome nuo Pasvalio iki Pumpėnų ir bandėme žiūrėti, kad visa virtinė žmonių būtų vienas prie kito. O paskui paskutinę akimirką kažkur tai atsistojame čia prie Pasvalio. Bet širdyje kiekvienas turbūt išsaugojame tą jausmą. Štai čia ano kelio pusėje atidengtas šiandien paminklas prieš pusvalandį. Klaipėdiečiai pažymėjo savo stovėjimo vietą. Pažymėjo tam, kad kažkada važiuodami iš Klaipėdos krašto pro Pasvalio žemę galėtų ir savo vaikams pasakyti, kad 89-aisiais klaipėdiečiai buvo čia, kaip ir daugelis Žemaitijos rajonų mūsų Pasvalio žemėje. Šiandien mes turime džiaugtis, kad galime vėl taip pat būti kartu. Aišku, dievuliukas gal mūsų nepamylėjo labai lietaus, bet lietus tai irgi parodo mūsų vienybę ir sugebėjimą viską ištverti. Sveikinu jūs visus su švente ir vėl pajuskime tą bendrumą. Ieškokime to, kuriam vėl galėtume paduoti ranką ir tvirtai ją suspausti. Su švente visus! Šiame kelyje, Pasvalio ruože, stovėjo
mūsų Seimo narė Rasa Juknevičienė. Pone Seimo pirmininkė, mėly kolegos, Antanai, Gintai, Rolandai ir visi, kurie tuomet buvom tie, kaip Gintas sakė, kurie kartu su jumis, negalvodami apie fotografijas, irgi jų neturiu, negalvodami, kad tai bus minėjimai, darėm tai, ką jausmai sakė daryti. Ir jeigu šiandien manęs paklaustumėt, ką tu prisimeni iš Baltijos kelio, tai aš prisimenu jausmą, kažkokį nenusakomą jausmą. Pamenat, visi vaikščiojom su radijo imtuvais, aš pamenu iš darbo ligoninėje ėjau per Pasvalio tiltą, įsijungus radiją, ir jis pranešinėjo, kaip žemaičiai vyksta link Pasvalio ir kaip gali jis užsikimšti. Ir man tiek buvo daug tokio pasididžiavimo apie mūsų Pasvalį kalbą per radiją. Na, o po to stovėjom, kaip pamenu dabar, prie centrinio Pasvalio išvažiavimo Rygos kelyje. Ir žinot, kas man dar labai įstrigė, kad daugybė žmonių taip ir netėjo iki Baltijos kelio, didelė minia žmonių stovėjo Pasvalio prieigos ir žiūrėjo, kaip čia viskas bus. Ne visi ir atėjo į Baltijos kelią. Ir todėl šiandien tie, kurie sako, kad žiūrėkit, šiandien jau mes kitokie, mes šiandien nebevieningi, ir tada nebuvo vienybės. Buvo daug žmonių, kurie atėjo, labai daug žmonių, bet daug ir neatėjo. Taip kaip ir šiandien. Ir aš tikiu, kad jeigu reiktų ginti kraštą, tai šiandien ateitų gal netgi ir daugiau, nes užaugo tokia graži jauna karta, Lietuvos karta. Tie žmonės, kurie čia gimė ir jiems šita Lietuva yra svarbiausia. Netgi nepaisant jų politinių pažiūrų, jaunimo politinių pažiūrų, jie yra šiandien šitos Lietuvos žmonės. Na, o sveikindama jūs, negaliu nepaminėti, kad daugelis turbūt mūsų čia atėjom ir su dideliu nerimu širdį. Nes Baltijos kelias žymėjo visų pirma Sovietų sąjungos pabaigą. Ir 91-aisiais, tą rugpjūtį, kai čia susirinkom ir čia, kai žuvo lagūnai, tai buvo lyg ir Sovietų sąjungos griūtis. Ilgai galvojom iki pat turbūt šių metų, kad ta Sovietų sąjunga sugriuvo. Bet iš tiesų, Baltijos kelias šiandien nuėjęs yra ne taip jau toli, tik per Baltijos valstybės. O į rytus nuo mūsų tebeplyti ta pati melo imperija, prieš kurią mes tada sustojom Baltijos kely. Todėl Baltijos kelias toli gražu nepabaigtas. Nepabaigtas tiek mums patiems čia Lietuvoje eiti juo, kantriai, ilgai, labai daug dirbant, ne tiek klausiant to, ką man davė, bet ką aš daviau. Ir taip pat į rytus nuo mūsų, kur niekas nežino, ar ta pati bjauri melo ginklų banga vėl neatsiris iki mūsų. Labą dieną visiems. Man be galo malonu būti čia kartu su jumis. Ir šiandien ypatinga diena. Šiandien diena prasidėjo Vilniuje, arkikatedroje, kurioje buvo pašventinta duona. Ir šiandien duona keliauja per Baltijos kelią. Ji atvyks ir pas jūs, pasieks ir jūs. Sustojimų tikrai yra daug, visi nori pabendrauti. Tai šiek tiek mes, galbūt duonelė atsilieka nuo mūsų, bet mes tikrai kartu būdami sulauksime jos. Atsilaušime po gabalėlį, tai ypatinga bus duona, nes ji yra pašventinta. O šiandien noriu pasakyti, kad tas įspūdis yra be galo geras. Aš nežinau, Rasa turbūt viską pasakė, ką be galima pasakyti gražiausio, ir ačiū jai už tai. Bet aš noriu prisiminti ir tą momentą, kad ir pasakyti taip, galbūt tada aš stovėjau prie Ukmergės, jūs stovėjot prie Pasvalio, kiti stovėjo prie Vilniaus, bet mes visi susikibę rankomis perdavėme vienas kitam savo širdies šilumą ir mes buvome vieningi. Ir tai yra svarbiausia, nes vienybėje yra stiprybė. Ir šiandieną, kada vykstame per Baltijos kelią, sąšauką, aš matau labai daug jaunų žmonių ir tai be galo džiugina. Ir jeigu mes prisimename tą jausmą, kokį patyrėme, tai jauni žmonės šiandien
turi naują potyrį, kuris galbūt šiek tiek kitoks negu mūsų, bet jis irgi yra labai svarbus, nes jaunimo ateities mūsų rankose mūsų valstybės ateitis. Ir šiandien aš tikrai esu įsitikinusi, kad mes visada sugebėsime susitelkti ir visada būsime vieningi, ginant mūsų tėvynę Lietuvą. Ir šiandien aiškiai galime pasakyti, kad iškovoti nepriklausomybę dar ne viskas. Šiandien mums iškyla iššūkiai ją išsaugoti. Esu įsitikinusi, kad mes tą galime padaryti. Ir kada šiandien važiuojant Baltijos kelius skamba tik vienas žodis ir jis yra Lietuva. Taigi sėkmės jums visiems ir aš esu be galo laiminga, būdama kartu su jumis ir kartu su jumis minėdama tą 25-metį. Sėkmės jums. Mėly Pasvalio didvyriai, mėly Lietuvos didvyriai, kreipiuosi tokiu vardu į visus, kuriems daugiau kaip 25 metai. Nes kai mūsų šaunusis dekanas, kapitonas, kaip matėt, kaip visi kunigai mišiuose sako, tie, kurie žodžiais, darbais ir mintimis, tiesa, apie kitus dalykus ten šneka, bet aš turiu galvoj, tie, kurie žodžiais, darbais ir mintimis prisidėjot prie to, kad būtų Lietuvoje atkurta nepriklausomybė, esate didvyriai. Nes tikrai reikėjo drąsos išeiti į kelią, reikėjo drąsos eiti į pirmosius mitingus, reikėjo drąsos renkant parašus, rasai reikėjo drąsos balsuojant už nepriklausomybę. Taip kad ačiū jums visiems. Na, o visiems, kuriems yra mažiau kaip 25 metai, yra galimybė tapti jais. Rasa puikiai pasakė, kokia šiandien yra situacija pasaulyje, kokius mes turim vėl kaimynus. Taip kad, mielas jaunime, tie, kurie dar šiandien geriat, per daug geriat, nustokit gert. Tie, kurie rūkot, mums reikia sveikų žmonių, nustokit rūkyt. Tie, kurie dar kažką tai darot negerą, nustokit daryt blogus darbus. Dirbkim Lietuvai, aukit, mokinkitis, kad jeigu, neduok Dieve, atsitiks taip, kad vėl reiks išeiti į Baltijos kelią, jeigu atsitiks taip, neduok Dieve, vėl dadedu, nežinau, ar čia galiu tiek daug kartų minėti Dievą, dekanas pasakys, kad reiks paimti ginklą į rankas. Aš, kaip ir Rasa, kaip ir pirmininkė, tikrai tikiu, kad mes susitelksim, kad mes išsaugosim savo nepriklausomybę. Su Baltijos keliu, su švente didžiulė pasvaliečiai, su švente Lietuva. Su
Žiūrėkite, kojos nešaustai. Opa! Augink Dievas tų sūnelių, ir abudu vinvidelių, ir abudu vinvidelių, Opa! Dievas tų širgelių, ir abudu juodberelių, ir abudu juodberelių, Gerai jūs? Gerai, taip. Sauliai! Sauliai! Prieš 25 metus šitoje atkarpoje su elektros tinklų darbuotojais autobusu atvažiavome į šitą atkarpą ir turėjau kaip tik šitą vėliavą. Ir mes 30 žmonių elektros tinklų darbuotojų. Čia stovėjom 4 eilėmis tada. O širdyse buvo taip gera, aišku, oras buvo tada saulėtas ir geras. Taip, šita vėliavėlė. Paskiau po... Ji buvo pasiūta prieš 25 metus. Taip, buvo pasiūta. O paskiau 90 metais choras Klaipėda važiavome į Italiją koncertuoti. Ir Romoje jinai buvo pašventinta. Irena Juršaitinė iš Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos. Prieš 25 metus vykau su viena kolegė Dalia į Baltijos kelią. Ir gražus prisiminimai. Tikrai euforijoje buvau, nes esu tremtinio dukra. Tėvelis grįžo iš tremties po Stalino mirties. Ir visuomet gyvenime aš yriausi prieš srovę. Daug mane gręžė,
bet visien ištvėriau viską. Nugalėjau negerumus, negerus žmonės, pasiunčiau truputėlį tolėliau nuo savęs ir dabar esu laiminga, nes sulaukiau šitos gražios dienos. Ir noriu jaunimui palinkėti vaikam, mano buvusiem mokiniam, visus labai myliu, apkabinu, bučiuoju ir būkit laimingi, mylėkit savo gimtąjį kraštą, gimtąją žemę ir niekada, tegu nebūna pas mūsų žemėje karo. Tai sėkmės jums visiems.